Taip, viskas yra gerai, kol yra gerai, tačiau šiandien mes kalbame apie venų ligą, kai kažkas sutrinka. Venų varikozė yra gana paplitusi liga, tam turi įtakos ir civilizacijos tam tikrą įtaką. Kas antra, kas trečia moteris ir kas trečias, ketvirtas vyras turi vienokio ar kitokio laipsnio venų varikozę, sutrikusią veninę kraujotaką. Kaip tai nutinka ir kodėl? Viena iš pagrindinių priežasčių, kodėl sutrinka venų vožtuvų funkcija, kurias mes kalbėjom, kad jie labai svarbus, kad kraujotaka vyktų teisingai, tai yra jų struktūros pasikeitimai. Kaip sakant, gaila yra tai, kad tai yra įgimtas dalykas. Įgimtas dalykas ir mes matom, kad šeimoje serga keletas asmenų, perduodama iš kartos į kartą. Ir tai lemia būtent mūsų jungiamo audinio įgimtos savybės. Jungiamasis audinys pas pacientą, kuris turi venų varikozę arba polinkį venų varikozę, yra šiek tiek kitokios struktūros, jis tarsi minkštesnis. Ir tokiu būdu vožtuvai per laiką veikiami tam tikrų faktorių, pavyzdžiui, stovimas darbas, moterims šeimos planavimo periodas ir nėštumai, jie yra veikiami tam tikros jėgos ir jų funkcija sutrinka. Jie tiesiog pasidaro pralaidus. Jie nebeužtikrina kraujo tekėjimo į viršų ir pasidaro defektai, kurie neuždaro angų ir kraujo kryptis iš giliosios venos pagauna tėkmę žemyn. Tai yra, toks, kaip mes gydytojai sakom, patogenetinis dalykas, kurį pataisyti labai sudėtinga, pats savaime jis nesusitvarko ir tokiu būdu liga pagauna pagreitį. Pirmieji simptomai, kurie dažnai parodo, kad kraujo tėkmė yra pasikeitusi, gali būti estetinio pobūdžio. Įsivaizduokim, kad kraujas teka žemyn ir pirmiausia jis pasiekia pačias smulkiausias kraujagyslės, čia pabandžiau papiešti, tai yra kapiliariukus. Jie pasidaro pilną kraują, jie pradeda matytis, ypatingai tam atkreipia dėmesį ir jautresnės yra moterys, kurios pamatom kojų venų tinklą. Ir tai gali būti pirmi požymiai, kad reikėtų išsitirti veninę kraujotaką. Būtent kraujo tėkmė žemyn, jinai sulaužo visus vožtuvėlius, kurie dar galbūt veikia ir tokiu būdu nukeliauja iki pat apatinių segmentų. Eigoje, jeigu mes nekreipiam dėmesio, nesigydom arba nesitiriam, pati vena pradeda plėstis, jos diametras pradeda didėti, jinai pradeda neišlaikyti to svorio, to kraujo kiekio, kuris ją priteka kasdien, kai mes atsistojam. Žmogus 2/3 paros stovi arba sėdi. Kai žmogus guli, kraujotaka susitvarko, kadangi nelieka vadinamo tokio hidrostatinio slėgio, kada kraujas teka žemyn. Kai žmogus atsistoja, vėl vožtuvai turėtų veikti, tačiau jeigu jie nesuveikia, kraujo tėkmė pagauna priešingą kryptį. Dažnai savo pacientams sakau, kad jūsų kojoje kraujotaka yra sutrikusi. Yra priešinga. Būtent paviršinėje venoje kraujotakos krypties pasikeitimas lemia venų varikozės susiformavimą. Jeigu ir toliau mes ignoruojam savo ligą, ignoruojam kapiliarus, vėliau atsiranda išsiplėtimai. Tai yra didžiuliai rezervuarai, kuriuos žmonės pastebi. Čia bandau jūs papiešti, tai yra rezervuarai, kuriuose kraujas tiesiog susitvenkia. Per dieną jisai pribėga į tas ertmes ir visą dieną ten būna. Tai pradžioje tai yra vėlgi tik negražu, vėliau atsiranda diskomforto pojūtis, atsiranda mėšlungis. Kas yra mėšlungis? Dažnai pacientai klausia, kas yra mėšlungis. Tai yra būtent dėl to, kad kraujas negali sugrįžti į širdį, jisai negali atsinaujinti, o tai yra kraujas su toksinais, be deguonies, su CO2 pertekliumi. Ir mūsų raumenys, jie yra hipoksijos stadijoje, jie gauna mažiau deguonies, jie reaguoja ypatingai naktį, kada mes ilsimės ir duoda mėšlunginį skausmą. Tas pats atsitinka ir su oda. Odoje, jeigu mes turim pastovų blogo kraujo perteklių, tai yra su toksinais esantį kraują, mes pirmiausiai jaučiame niežulį. Po to atsiranda odos patamsėjimas, o paskutinėse ligos stadijose, nesigydant, gali atsiverti netgi negyjančios trofinės odos. Tai yra odos žūtis dėl veninio kraujo pertekliaus audiniuose. Tai būtent tas kraujo pasikeitimas ir nulėmė visą eilę simptomų nuo kapiliarų iki venų išsiplėtimų, iki negražių vynuogių kepių ant mūsų kojų, iki opų ir taip pat dar vienos tokios labai nemalonios komplikacijos, tai yra trombozės. Kraujas kraujagyslėse linkęs yra sukrešėti dėl 3 pagrindinių priežasčių.
Tai yra kraujo tėkmės sulėtėjimas. Kraujo tėkmė šituose rezervuaruose yra labai lėta, jinai netgi priešinga. Tokiu būdu mes turim vieną iš sąlygų. Tai yra kraujagyslės sienelės pažeidimas. Kraujagyslės sienelės pažeidimas aplamai čia yra didžiulis. Na, o visi šitie mazgai, kurie ant mūsų kojos matosi, paprastai yra traumuojami netgi buityje. Mes pastoviai jos traumuojam, nes yra išorėje, jie kliūva ir sporto metu, ir darbo metu gali būti sutraumuojama šitie bumbulai ir jie gali turėti sienelės pažeidimą. Tai mes jau turime antrą faktorių. Na ir trečias svarbus faktorius tai yra krešėjimo padidėjimas, krešėjimo suaktyvėjimas. Tai gali lemti netgi tokie dalykai kaip kontraceptikų naudojimas, tai gali būti sukarščiavimas, tai gali būti paprasčiausiai gera pirtelė. Ir to pasėkoj mūsų šituose rezervuaruose gali susidaryti mikrotrombai, mikrokrešuliai ir sukelti didžiulį skausmą, trombozę ir taip vadinamą tromboflebitą. Reta komplikacija, kada tromboflebitas duoda galimybę embolizacijai į giliąją veną. Tai labai reta komplikacija, tačiau prie paviršinės venos varikozės sąlygos tam yra palankios.